Labas rytas, kas normalus. Aš noriu magiškų momentų, tarp safyrinių žvaigždžių. Originalus posakiukai Hela. Oranžiniai, kaip priklauso. Netikros odos bumbulas. Galinės kolonkės. Popierinės, nes pirksiu jas. Tada galinių kolonkių pravodkę. Tada adapteris, kad iš pravodkės kištųsi į kolonėlę. Tušės mygtukas vietoj žvakio to durno mygtuko nesąmoningo. Ir valytuvų valdymo rankenėlė, kad valytuvai nebebūtų automatiniai, o būtų mechaniniai. Ir kvapuks. Gaila, kad aš nekenčiu kvapukų, tai teks kitą mašiną dėti, kurios aš nevairuoju, bet fainas. Gerai, galim išstumti žvėrį. Žvėrį. Lauk. Jo, čia dar duris šalytas, aš naršau. Tik jam vairą susuktas. Neįkris jisai duobę? Ne. A, neįvažiuosime kažką? Vasariškas oras. Tai yra noro ir dirbti, kažką daryti. Mygtukas. Čia yra vietoj to supistos žvakės. Tai iš esmės galim tą dabar ir pasidaryti. Tai yra įsidėti seną mygtuką ir mygtuką vietoj žvakės. Nice. Gražu. Gražu. Ir šiandien jisai turbūt važiuos. Tikiuosi. Durnis, blėt. Nu, Vilio, pažiūrėk, kaip atrodo su oranžiniais priešūgai. Ta poskaičiai. Tvarkingas Passats. Netvarkingas, bet Passats. Iki tvarkingo jam dar toli. Jaučiu vienas originalus buvo šitas. O šitas jau kiniėtis, ne? Nes ant kiniečio nėra net jokio užrašo. O čia yra kažkas. TIG. Galite būti? Jo. Tai va, čia TIG. Nors, blėt, gal yra originalas. Tai kažkam reikia gali atiduoti už šokoladą. Greita, čia jaučiu raudoną, jos, tada čia juoda. Jo, Facebook'e Lietuva. Ką to? Ką katinas? Ten lietuvių sugalvotas ar kažkas? Jo, lietuvių. Vilniečių. Vilio, tu man padėsi vairą palaikyti? Kolega. Kolega. Norit aplaužti? Šitą reikia aplaužti. Reikia aplaužti. Palaikyk Vilio vairą. Ryžas katinas. Gerai čia. Aš suprantu, čia nais. Turėtum spėti. Jo.
Fuck. Kodėl tu nieko nevalai? What? Bet tai valytuvas net neprilimpa, atrodo. What? Gal reikia biškį palenkti. Kur? Žiūrėk, kada negaime. O, dabar valam gerai. Толп драйси. Ten tokia skylė diduma. Ne, blėt. Eik tu nahui. Eik tu nahui. Čia nieko nėra. O, wow. Tai va, kodėl, blėt, kablio ne. Nu jo, nėra iš ko kablio kabinti. Skylė yra, kablio nėra. Kad pervyrint. Jam tai vyrins tai yra. Nu nežinau, blėt, Blet. taigi. Tiecho tai nepraeisis toks. Ir jam tiek darašus. Yra pusė metų. Basta, baigęs. Na, tavo čia visas rūros nėra. Čia, kaip tu ten sakei, kablio žmonės nededa tam, kad Kad greičio dėžę apsaugota. jo, kad dėžės nesupistų, ne? Jo, tai dabar šitai ir yra. Pasirodo, dėžės nesupista, bet rūros. Nedėjo, nes tiesiog negali. Jo. Nedėjo, nes nebuvo už ko kabint, matai. Ne, čia visko nėra, bet čia realiai tą reikia išpjauti. Liūda viso nėra. Ei, bet ten galva telpa, ne? Šiaip galva turėtų tilpti. Eik tu mak. Ne, tai aš išimčiau zapaskintą. Atsuktuvą, testą, davai kur atsuktuvus. Nereikia, nereikia. Va, kodėl 600 eurų? Kaip Mazda. Eik, tai ir čia nieko. Čia kaip Mazda, dugnas. Aš galvoju, kad tik čia parodyt norėjau. Tenai irgi yra? Parodyk, ten atrodo. Ai, nu ten energija matosi. Na, supratau. Nebelys man gal niekur. Ne, nu tai, žinai, jau visus skeletonus reikia iš spintos traukti. Grąžinu atgal. Garso izoliacija. Tam tu maišą vežiojas. Kurį? Šitą. Bulvę? Taigi pasatas. Avirvelą. Ir vėl O virvelų užryžt bulvėm. karvis pririšti. Eik, tu na. Skira, čia prieš tiechą reik vežti vyrant. Ble, toks į tiechą nuvažiuoji, lyg niekur nieko. Tiecha darbuotojas pažiūri. Tiecho darbuotojai spalinda po papsat ir pro bagažinį išlenda. Ir ta, kad šitau normalu. Nes aš važiuoju, žiūriu skylė, kablį. Blet, sakau, buvo kablys pasirodo, na. Buvo. Ryta. Blet, jam gyvėjimą kišasi. Jam gyvėjimą kišasi. Išgrįta gavlis tiesiog. Tai gal ir rėmą gabalą nėra. Tai va, kodėl jis toks ekonomiškas, nes svorio nebėra. Tai va, kodėl pasatas kainavo 600 eurų. Nes nėra kebalo. Nes teoriškai vienos penktosios pasato nėra. Jėzau Kristo. Tau nieko nereiks, Renita? Gerai. Nupirksim iš karto naujas kolonėlės į galą. Nes aš šitas popierinės įmiau realiai tik tam, kad išsimatuoti. Nu, kad tipo pavyzdį turėti. Tai aš už jas sumokėjau 5 eurus, man atrodo. O kad gale yra tokia skylė, kad tilptų galva, tai biški nustebino mane. Nes kai aš jį pirkau, aš žiūrėjau dugną. Žiūrėjau slenkščius, žiūrėjau arkas ir nieko nemačiau tokio blogo. Ir aš netgi savininkas sakau, o blemba, jo dugnas gražus, sako, jo, čia dugnas, šakis, ledas, jo huienas. Tai man atrodo, kad tiesiog viską žinojo, kad ir laidai užsidegė pas jį yra, ir kad jisai nu va toks visas burtas, priburtas ir kad kiauras, viską žinojo, tiesiog svarbu buvo tą mašiną įkišti ir prakišti. Tai, nu ir kaip matom, tam savininkui tą padaryti pavyko, aš ją nupirkau. Ką man dabar su tuo daryti? Nu, kas man lieka vyrint Passat ir tiek. Tik tai, nu
mane tas bėsina, kai atrodo nusiperki mašiną tam, kad, tiesiog ją biški, negaliu sakyti palaužyti, ją tvarkyti, bet nebijoti jo sulaužyti, galima taip sakyti. Kad taip išmoktum tiesiog ją papildomai taisyti, išmoktum tam tikrų dalykų ir šiaip, kad būtų proga pasukiot rankas, pasukiot galvą ir šiek tiek biški prisilies prie tų mašinų. O dabar gausis taip, kad Passatas bus pervyrintas, jau yra dafiga sutvarkytas, jau mano nervų nemažai išdeginęs, bet aš žinojau, kad tai bus. Tai čia it's on me, kaip sakoma. Bet kad tokios skylės ir kad tas skylės reikės tiek vyrint, va čia biški šokas man. Tai nežinau, liūdniausia bus tai, kad jeigu už vyrinimą manęs paprašys kokių 600 eurų. Čia bus liūdniausia, nes tiek man kainavo Passatas. Ir ką tada daryti reikės? Aš nežinau. Nes jis nėra niekuo ypatingas. Jis yra tiesiog paprastas Passatas, be jokios komplektacijos, ištrauktas iš kaimo glūdumų. Ir tiek. Bet su žoskom skylėm, tai tiek jam iki Liepos. Tai nežinau, turbūt turiu laiko iki vasaros pagalvoti. Tai jeigu turit kokių minčių, pasidalinkit, man visai praversta šitoj vietoj ir patarimas. Jokia. Va tas zaibys motoras tai tikrai chainas pas jį. Dėl to ir biški gaila jo, žinai. Kokios? Dedas šiaip čia? Blet, čia tas buvo. Turim tai. Galiu užmesti. Mane įvėjo. Jau ir surinkt dar reikia. Ir tada suvyrint, perdažyt. Tada motoriai kaptalkę padaryt varikliai. Pilną restauraciją atlikt, žinai. Ir tada į pardavėjams už štuką 2. Čia įvėjo. Čia įvėjo. Gerai? Kuriuo? O ką čia su vėjo yra? Nepataikau, blėt. Tai gal paibatės varžtas? Blėt, pavau. Nes jeigu chuine jau uždėtai. Ne, blėt, aš nesuprantu, aš nepataikau skylę. Sakai, aš taiklesnis. Blėt. Kur? Jis vėl, blėt, į mane įvažiavo. Kur žvengia asilas. Užsipisai? Ne. Užpisa mane nachui. Tik dabar pagalvojau, kad blemba visą tą panelės visas, kurias sudėjau vakar, jas reikės nuimti, nes reiks kažkaip laidus pravesti. Ir va, mano rezultatas. Iš tokios pynės, kuri buvo Passate, dabar atrodo taip. Žymiai tvarkingiau. Čia va kišas į magą, čia į vieną kolonėlę, čia į kitą kolonėlę, o čia į jungtį, kuri eina į galą. Gal ir apsimokėjo paspisti. Šiaip visada apsimoka paspisti, jeigu pagalvoji.
gerai. Viską prasivedžiau. Reik patestuoti. O vadė, kad maksimalus garsas yra žiauriliai. Bet nieko, pasikeis magas, tada bus ir garso daugiau. Gerai, surinkiniai toliau. Dalykus. Fuck, pavargau. Ir atrodo jo, tipo, fainas jausmas, čia daug padarom. Bet tada atsimeni, dėl ko tą darai, tai dėl seno dizelinio Passato, kuris yra baisiai surūdijęs, baisiai neprižiūrėtas ir šiaip siaubingos būklės. Na nieko, gera buvo diena, buvo fun, smagiai padirbom. Tai nerleidžiam, keep it fun, svarbiausia turi būt fun, o daugiau pochai. Tai va, čau čau. Poland. Everything you want. Kurwa panda. Pingwin! Austriacki pingwin! Chomik. Jaki kurwa fajny. Ratatuj, kurwa, ratatuj, chodź! Kurwa, Jerzek. Ale fajny bober. Kurwa, uzik. Skunks. Co to świnia kurwa sci? Ty, kurwa, jeleń! Oto dziwka, kurwa. Patrz, ty, kurwa, szczur.